labas rytas. Labą rytą visiems. Kurva, pas mus kokia žopa čia, tai na, lietaus kiek pripiso, kelis koks. O jėzau. Ačiū, kokio patapimo biškį. Pizda, nahu. Labas. Parodyčiau, kaip traktorius atrodo, bet nėra net kur išlip. Nes visur kurva taip, kad pizda, blėt, yra. Zdarova, Šimkau. Šimkau, tau pizda. Kurva, net sulšais nepavažiuoju, blėt. Labas, Tomukai, pažiūrėk, jau langai kokie atrodo. Sakiau, neplauk. Išmoksi man šakas kurva dėt dabar po savim. Kurva saliarkas palinim šeina, nahui. 3 reisai bako nebėra, blėt. Čia pizda yra. Labas rytas, Regina, labas. Kurva toks jausmas, kad čia pabradiai toj dirbtumėm, kurva trauktumėm. Kad tu čia maudais, nu maudaus, blėt. Maudaus, ir visai linksmai maudaus, kurva. Čia šakutai net nežinau, čia šakutai neištrauksim čia. Čia pizė. Saulius, labas, Sauliu, laba. Čia yra pizdakas, blėt. Kur traukia, Gargžduose. Gargžduose traukiam. Ai, blėt, kaip jum pirmadienis. Davai, hebra, visi tapinam. Važiuojam į pelkę, nahui. Bet svarbu dugnas kažkoks tai yra, blėt. Visi, hebra, davai po 3 štukas tapukų. Lemt. Blėt, čia greit nebepavažiu. Čia dar nieka nėra. Va, ten toliau prasideda, kurva. Faina su tavim, blemba. Nu čia saliarka valga, patikėk tu manim, kurva. O važiuoju antrą reisą daryt, va, da, tik tai antrą reisą buvo 100%. Dabar jau 7% važiavims, tai čia pizda katlavanai. Sako, kokio daug beliko, ne per daugiausia beliko. Bet čia nahui. Čia be blokatorių praktiškai nevažiuoju. Niekur be blokatorių nevažiuoju. Sakau, iš traktoriaus buvo nuplautas gražus traktorius. Dabar kaip atrodo, datuna. Turėtų būti raudons, bet ale bibi žina. Toj aišku, biržė ir tokia. O pizai nebepajuda beveik. Pažiūrėk, kas čia iš galo daros. Kaip iš galo? Netrauksiu. Buza čia eikti čia. Kurva, čia jau galėčiau pečius lipdyt su tuo moliu, kurva. Dėkui, Tomukai. Kaip aš namo grįšiu dabar tuo keliu, man pasakyk, Aja, aš tave parvešiu, jeigu reiks iki namų. Davešiu. Kelią sutvarkykit daunai, supesti žoliapijų santechnikas. Pėdikėtų kurva, aš tau galiu pasakyti, tu pirmą paklaus, kieno čia žemė, čia yra pačio savininko žemė, laukas, sklypas, blėt, pats savininkas ir tvarkysis, kurva. Žoliapijų santechnikas, blėt, niežas, koks tu kurva, žoliapijų santechnikas. Tavo motinė pėdikė rodė
Nekištų kurva gandonė tėvų, nes sakau tavo tėvo, blėt, galiu kabinoj pas save atšutyti, na. O jeigu hujovai bus atšutintas, tai na, tada duok savo tėvui biški porno pažiūrėt, kai išmoktų ką nors kurva, blėt. Zdarova, Karoli, zdarova. Patapink kurva žaliapijų pėdikė geriau. O tas drąsus, jo, kurva, nori pusiau į tą kurva, sulyst kurva, į tą kurva provežą, blėt, gal gali. Bet ne, baisu pėdikais užkrėst kurva žemės, susikišt vikšą į rūrą. Dėkui, Vika, dėkui. Jo, nesivelkit, va. Aik, dabar gali lysti į tą, į provežą. Dėkui, Vika. Ne, aš supranti, kartais man jie patinka, supranti, kai reikia prasibudint rytą, kai dar kažkas, tai žinai. Višnikis zdarova. Čia kurva smagumėlis. Oi, čia, blėt, kai nefokusuoja. Dėkui visi už follow, dėkui. Kurva, čia kas smagi. Čia šimkau 2 kartus dėjau šakų į tas vietas. Nes čia pizda, jau net nebepavažiavo jau. Sauliu, ačiū, kad pafollownat. Dėkui visi už follow. Dėkui visi, kas paseka. Čia pizda yra, na. Jo, Karoli, buvau sugriuvęs, karočią 3 savaitės remonte prastovėjau. Atvežė va čia va į tą aikštelę, nusikraut, tik nusikėliau traktorių ir pizda užgeso motoras, na. Dovydai susitvarkiau, bet alenachui išėmiau, aš visai tą stabdį, nereikia man jo. Tiksliau varštas, atsisuka pats. Tada skyčiau ir tokį vazarą, per rolikus gaidį pratraukė, kurva, su rolikais gražiai tai pratraukė. Kur čia traukė? Čia, va, prie pat autostrados, blėt. Prie pat autostrados, netoli visiškai, blėt, man iki tralo kilometrų. Iki tralo man kilometrų. Čia, blėt, sodai ar kas čia tokie, blėt, net neįsivaizduoju. Čia sodai ar kas čia tokie, gal nežinau, net nežinau. Palauk, kurva, per kur geriau važiuot, blėt, kad čia pizdakas visur jau, na. O va, biržė, kaip atrodo. Šimkau, kodėl šakų nedėjai? Tik klausimas degėto, bet ar kas sutvarko po to provežą po jūsų darbų? Tai jo, čia visą atsakomybę neša savininkas. O kaip jis ten daugiau strateguojasi, iš tikrųjų tai aš nežinau. Nu, čia va grinai va dabar va savininko žemė, viskas čia per jo žemę traukiama yra. Ką aš žinau, kaip pasakyti. Supranti, šiaip visą atsakomybę neša savininkas. Kieno miškas, tas ir tvarko. Mes tik tai paslaugą, mes tik paslaugą atliekam ir viso, toliau važiuojam. Tu nahui čia kas daros, blėt, glumindai. Supratau. Nu, mes tik tai paslaugą atliekam, o daugiau, jeigu tarkim, ar kažkas, savininkas jis atsako už sandėliavimo vietą, už viską, o čia jau savininko reikalas ar sutvarkys ar ne. Jo, ar savininką gali įbaust, jeigu per kito žmogaus žemę ten traukt ar dar kažką, tai vis tiek, žinai,
turi leidimus gaut, susitart ar dar kažką, tai supranti. Kurva. Matau šakų normaliai. Tai Karoli yra šakų, bet aliava, sėč toks pasivadinęs GV, bet jų nedėjo nacho į tą, į po savim. Viską darė šakus, dėjo šakas į krūvas. Tai va, taip va, labai stipriai ir pasipisim. Pisamės, kurva, saliarka taip ir eina per kaminą. Man, jeigu būtų pasakę, nedėk šakų, aš čia būčiau net neklaus, man neįdomu būčiau sakęs, kurva, eikit ir įsipjaukit. Patys tokia biržė, kaip čia ištraukti reikėtų. Nu, bet svarbu, dugnas yra. Tik tai užpisa tie kelmai, kurva, po tą buzą, blėt, kabinas labai, žiauriai kabinas. Dėkui visiems, kas patą hebrą tapinam, šitiek žmonių tapų reikia. A ką tu Šimkau pjauni, nepjauni? Ir kur aš Šimkau, žinai, kas ir minusas, žiauriai toli medieną padėjai. Nu, pizda, neina pasiekt, nach. Neina pasiekt kurva medieną. O blėt iš tų provežų išvažiuotai yra pezai. A ką aš čia pastrigęs ar ne? Ai, ne, kai baigsi lai, pasuk man. Pasuks. Kiek laiko dar trauksi čia. Blet, įtariu, kad antradienį turėtumėm baigti, man atrodo. Įtariu, kad antradienį turėtumėm baigti. Nežinau, čia tas šakas trauksim, netrauksim, čia pypis, nežinau. Tu, na. Nežinau, gal šakų traukimo. Pėza, nu niekaip nepasieks, niekaip neišvažiuos, kurva tos medienos. Da nežinau, kiek čia laiko, bet man atrodo, kad, blėt, rytoj gal ir baigsim. Tai teks traukt, tai traukt, bet ale, kad jisai tik pakrautas važiuoja, blėt, o tuščias jau, jisai nelabai jau nori važiuoti, va kam esmė yra. O tos šakos tai nedaug jos sveria, kad plius dar, kaip pasakyt, pravažiavimas žiauriai siauras, kurva čia nupisim tos medžius, tai čia kurva da problemų bus. Labas rytas, Raimuka. Nu, kaip tau kelionės prasidėjo, matau, ne? Dėkui, motka, blemba už širdelę. Pusę supysiu po savim, kitą pusę ne taip ištrauksiu. Tai kažką galvosim, kurva, nes čia. Katastrofa. Su tom labukas, baby, kur mano liūtas motka. Agir, kas čia, kurva. Motka, aš tave rimtai sapnavau, blėt. Tu nahu, kurva. Dėkui, Matkelas. Dėkui, blemba, teisok, ką jis daro venki. Eik tu nahu čia, kurva, va čia tai miškas, blėt.
Dėkui, teisom, dėkui, motka, Ainasa. Tu man 30 000 ražyčių įmes. Rimtai, motka, sapnavau, blėt, kad salotos kostiumo buvo apsirengus, blėt, kažkokiai daržovių parduotuvėliai dirbai. Zdarova, tik neredas. Zdarova visiems, tik neredai. Visada būna ir blogesnių. Jo būna, tai čia to nakui. Kurva, dabar tas pelkės čia jobinam. Aš nesuprantu. O, kurva, įkrito pydaras. Aš nesuprantu, kurva, kaip jie ten tokio tanko neištraukia, kurva. Skaityk, nu ką, tankas, blėt, 3 tokie mano traktoriai. Tu miegoji mano loj, tai 3 sapnu. Kurva, jo vakar buvau vakarė biškį prisnūdęs. Atsikeliu, kurva, eitsama. Motka, šnypš, blėt. Gali būt, sakau, mėgojau kažkur tai kažkada pas kažką tai. Aš visur mėgau, tik įsijungiu kur nors užmėgau. Šereika kurvas to T40 savo tą tanką išlūptų kurva. Ne, nebedirba, blūkis senai jau. Ar tiek slaptažodį yra pas jūsų? Kokių slaptažodžių? Kokių slaptažodžių? Čia nahui. Dabar važiuok, dabar traukti. Važiuok, tanko traukti įgūdžių turi. Aš įgūdžių turiu, kurva, nenuskandin, blėt. O tie kurva, matai, blėt, tankiniai kurva, jie nepažįst Lietuvos žemelės čia. Pas jūs čia pelkė? Nu, blemba, palauk, Inga, parodysiu. Pas mus čia belenkas yra. O šičia va mes va važiuojam, va. O šičia mes va važiuojam, va. Turi tokių, eik, tik, blėt, nestum. Aš visą laiką be vikšų kurvą pratraukiau, tau kurvą, Mariau, reikia, blėt, vikšų tų kurvą 2 metrinių, blėt. Tai kam čia, tai kas turi tokius pat įgūdžius, blėt? Jėzau, kaip gražu. Pamatytum traukimo kelią, tai nahui, sakytum, kurva. Nepavydžiu, kam teks suart kirtimo parą. Nežinau, kurva, čia į kasaras, blėt, ar ką čia darysiu tuo kirtimu, kujavo znait. Net neįsivaizduoju, blėt. Net neįsivaizduoju, blėt, Dovydai. Net neįsivaizduoju, kas čia kurva su juo ką darys. Kai neanom, blėt. Redas dvarė, jo, blėt, aš ariu. Daravo vienišas, jau suartas, pažiūrėk kokios proveržos. Nu, kur jau gali kišt sodinukus. Jau tai jum pagarba grynas pelkinas, aš nerizikuočiau siaubas. Ne, suprantat, Inga, raunat miškus ir vargo nematot, faktas. Matai, Inga, čia yra gruntas po apačioj. Už tai be problemų gali važiuoti, žinai, tik tiek, kai jisai, nu, blėt,
tas traktorius neria jau, kaip pasakyti, jau žinai. O taip tai čia yra gruntas. Tai, blėt, jau sadink, jau dabar tų vadrebulių kurva prikrito, tu pripjovė, tai čia pats jisai atauks čia. Čia šiais metais bus ir biokuro dar per naują galės kirst. Dar bus biokuro da čia, kai atauks viskas. Čia bus savaiminis ataugimas, aš įtariu. Faktas, kad savaiminis, nes čia kurva, nei vienas normalus žmogus, kurva, net neitų peškom į tą mišką dabar jau čia. Čia dabar tik tai baisu, jeigu kokie kaimiečiai eitų vasarą pagrybaut, blėt, va tada būtų pizdakas, na. Kaip pestų kurva iki kaklo, kai tie amerikiečiai, blėt, reikėtų traukt paskui. Nu ką, normaliai, va, atvažiavau antrą reisą daryt. Iš 100%, 6% bake belikę. Antras reisas tik tai. Tik antras reisas. Kažkada gyvenau Pelkinė, jo švienė pasakojo, kad Pelkinos tankas rusų iki dabar guli tas tankas pelkė. Tai gali būt, žinai. Atvažinėjai 7 buvo. Nu, tai kiek čia važiuot? Sakau, antrą reisą padariau. Da tik kraunas. A jau, kiek km traukti, netoli. Kurvas revia, blėt, patikėk tu manim. Ką rašot? Kaip ką rašot? Čia, sakau, čia yra reikalų biški. Nu, kaip pasakyti, yra. Bet pasidedi šakų, važiuoja be problemų. Tik aišku, Šimkus negalėjo padėti šakų. Kiek tapukų palauk, biškį pažiūrėsiu čia. Nu, blėt, nelabai čia sėsi, nesakau, Dovydai, gruntas yra pačioj. Tuo reginut pažiūrėsiu. 3000 reginut, nebetapit mergai. Nebetapin mergai, tai kiti dabar tegul patapina. Kurva, sakau, traktorius buvo nuplautas, gražus. Dabar atrodo, tai da tu nahui. Toks jausmas, kad kurva, kai būtų ištrauktas iš tos pelkės, blėt, kur amerikiečiai ten linksminas.
Jo, kurva, nebuksavęs, blėt. Kurva čia smagumėlis, tai ne tas žodis. Klok šakas. Zdarova, monė. Tai jo pakloju kartais, žinai, kur jau chujovai važiuoti tikrai. Pakloju. Здорово visiem. Nu, Audriau, aš ir tą sakau. Kaip? Kokiam čia rajone? Čia Gargžduose. Tu nahui, čia dar kelmai kokie, tai pes. Kas kiek laiko namo, kelintą dieną traukėte, kas kiek laiko namo varai. Ai, dabar pabūsiu biškį miške, šiaip tik kas savaitę atidirbai pystis namo, bet dabar padirbsi, nes 3 savaitės nieko, skaityk, jokių kubų neturėjau, visodos remontę prasidėjau, tai reiks pahujarį dabar biškį. Aš nežinau, palauk, aš dabar jau atvažiavęs nuo penktadienio, atrodo. Ar kada aš čia atneinau? Tai mokės, jo, bet mokės, bet ale tik tiek, aišku, žinai, ne taip, kad kubus būtum traukęs, o remontas yra remontas, žinai. Tingiau. Supranti.
Nu, žinai, kad privatus miškai yra privatus vienas dalykas, antras dalykas. Atėjo laikas miškui kirstis, jisai kertasi, subrendo, dar kažką tai. Daug tų visokių tokių atsakymų, žinai, yra. Čia, tarkim, paimkim paprasčiausią dalyką, jeigu Lietuvoje reikia pirkti, Lietuvoje perka medį, dar kažką, tai vis tiek viskam reikalingas medis. Jeigu Lietuvoje nekirsim miško, ta prasme, brandžių, labą rytą, vis dar plaukiai, ojazau, kaip smagiai, žinok, tai ne tas žodis. Čia tai nieko, čia tai dar net dugnu neina, kurva. Čia tai smagiai. Kurva, palauk, taros dar blėt nebus, reikia užsikraut. Čia tarą jaučiu. Sudėtingas klausimas, manau, naikinti. Jo, tas toksai, žinai, naikinti čia gal, nelabiau, žinai, yra vis tiek pasiūla, paklausa. Čia tu turi tą medį kirst, nebus taip, kad vien šepšelinai ten, pažiūrėk dabar kurva tų zarazų, blėt, tom eglėm, nahui. Pizda su ta eglė daros, kas kurva, tik nenukirtai eglės viskas, labanaktis jau jai. Kurva, toj pat, džiūna, sakau, daug visokių, žinai, čia negali sakyti taip, kad tu naikini, ne. Jeigu nekirtai tu, žmonės, patys žmonės, parduoda miškus, išsikirtimui, dar kažką turi savus miškus, paskui, aišku, jos atsodina, faktas, tokio lapuočio, tai kaip ir nelabai reikia atsodinėti, nes jisai savaiminis ataugimas yra. Ar tu ant savęs dirbi? Ne, aš dirbu įmonėje. Man skaudu vis tiek žiūrėti pagarbiai, klinkeris, aš pasuoju, užeisiu, kai sodinti mišką. Pas mumis, kaip aš nesupratau biškį klausimų, bet mūsų firma atsodinėja miškus. Praeitais metais, kiek žinau, 200 hektarų atsodino mūsiškiai. Apie 200 hektarų atsodino miško per praeitus metus. Juk šeimininkas turi gauti leidimą miškui. Čia klausyk, linksmolį, čia ne tik leidimas, čia turi projektai būti, čia tu paprastai to kaip leidimo, ten negali, čia yra viskas projektuojama su projektuotojais, žiūri ar saugotina vieta, ar dar kažkas, tai gal čia šitoj vietoj, ta prasme, tikrina vis tiek tuos miškus, nors ir tu turi savo miško, bet jis jeigu saugotinoj vietoj, tau jo niekas neleis kirst. Tu daryk kokius nori, tik tai projektus. Nei tau leidimas, nei dar kažkas, niekas tau jo neleis kirst. Turi įvertinti, pasižiūrėti, ar čia koks, pavyzdžiui, kaip pasakyti, ar neperi kokie paukščiai, žinai, tarkim, į raudoną knygą įrašyti, ar dar kažkas, tai, čia nėra taip paprastai tų projektų gauti, suprantate, kas projektuotojai daro. Čia į viską atsižvelgia, į viską. Visiškai nėra, kad tu čia paėmei, užsimanei, parduot, blėt, mišką įsikirti. Tai gerai, tu jį parduosi, gatalė paskui tas žmogus, kuris nusipirks, pamatys, kad čia yra saugotina teritorija, dar kažkas, tai ir viso, ir parūkyt. Leidžia kirsti, kai duoda kyšį projektai, tai iliuzija samadhi. Daugiau žinau, ji savo laukiu prabudusiu. Ne, tai žinai, gali būti, ar mes tai kaip nesikišam, ar ten duoda kyšį, ar ten neduoda, bet žinai, tas kyšio davimas irgi medienos kaina nėra didelė, tai aš nemanau, kad ten labai kažką
galėtų duoti ant to kyšio ar dar kažko tai, nes tikrai nėra per didžiausia ta medienos kaina. Blet, hebra, iš tikrųjų, kokią čiagą užradau aš čia, eiktų nachui. Galvoju, kaip ją dabar, blet, galvoju, kaip ją paimti. Dėkui, husband. Memo. Dėkui, ačiū tau, širduką. Dėkui, širdelė. Labas, Memo. Čia kažkur tiek ir yra, va. Tai bandysiu kaip nors kurva gražiai užsilipti. Prisikrausiu pilną traktorių, užsilipsiu ant traktoriaus ir arba blet ant stogo, jeigu užlipčiau. Ant stogo užlipt, skaityk. Blet, turėčiau pasiekt, man atrodo. Tikrai kažką tai pasiimt, kurva, man, blet, kurva, kirvuko neturiu. Reiks kažkaip. Jo, čia su kombainu buvo pjauta. Su kombainu. Čia pjovęs korpas, Ponce Scorpion. Čia pjovė. Čia pjovė Ponce Scorpion. Nu ką, judam, o kurva, kad priartim. Labas, mama, labas. Gerai, iki sėkmės darbuose, geros dalios. Dėkui, linksmuoli, tau irgi sėkmės. Gerų darbų, jeigu dirbi. Damkė, dėkui, labukas, ačiuko už užžytį. Dėkui visiems, hebra. Labas visiems. Nu čia smagiai man čia traukti. Man čia smagiai. Oi. Kurva, čia motoras prakaituoja, ble, traukdamas tokią kurvą. Tokį gražuolyną. Čia yra pizda, nahu.
Chebra, patapinam, jeigu nesunku visi, patapinam. Привет, Оскар. Как жизнь, братан? Привет. Окей, все ясно, бля. Все ясно. Откуда ты, Оскар? Diniuks, ačiū tau už tapus. Ačiū. Kurva, kai jis nenori čia važiuoti. Беларусь, все ясно. У меня был коллега, блядь, из Беларуси. Мы, блядь, прошлый год работаем вдвоем. Kai smagiai čia ką. Labukas, senai bemačiau, sakau, reikia užėjti. Tai ką aš tų laivų irgi mažai gan kūrenų, tai. Jūs dačiau beveik nepavažiuojat nachui. Nuo kada dirbi? Nuo penktadienio, Modestai. Nuo penktadienio dirbu. Спасибо, Оскар, за розочку. Спасибо. Спасибо, Оскар, за розочку. А что ты делаешь, Оскар? Не работает? Brangioji, dėkui tau širdelę, Labukas. Labutis Jurgutė, kaip sveikatėlės po vakar. Nesakyk, kad nelaistei, ką? Dėkui, mergaitė, už širdelę. Nesakyk, kad nelaistei. Labas, merginos. Atostogas mano šiandien, o jūs dirbkit. Alia, kaip tau sekas, tai tau gerai, kad atostogas, o mes tai vergaujam. Aš taip lemba jau, kaip pasakyti, aš jau 3 savaitės praktiškai atostogau, tai aš noriu darbo dabar jau. Nelaisim nebuvo kada. A girdit, Chebra, turiu baigti laivą, nes man skambina, karočią, žmogus. Vaga problema su traktoriu jam atsitiko, tai karočią reikia padėti. Paaiškin biški, tai vėliau pasijungsiu laivą, kai pakalbėsiu ir sėkmės visiems. Ėkiukas.